Tu juk to nori. Ir ką tave ta kaina stabdo? Kai tu būsi 45-50 metų ir tu pagaliau būsi nusipirkęs mano knygą ar DVD ir perskaitysi ar peržiūrėsi ir tada tu suvoksi, kokią tu klaidą padarėjai, kad tu, kai tau buvo 26, tu nenuvykai į mano seminarą, tu nesudalyvavai ir tu tiek galimybių prašvaistėjai aplink savo gyvenimą. Tu tiek galėjai padaryti, jeigu tu būtum turėjęs šias žinias. Todėl tu nepadaryk šitos klaidos ir sudalyvauk mano seminare, aš rimtai. Taip, seminaro metu aš pasakosiu, kaip atgauti pasitikėjimą savimi, kai gyvenimas tau žiauriai smūgi ir parklubdė. Galbūt tu turėjai savo antrą pusę, ji tave išdavė. Ji tave išdavė su kitu vyru ir tu nori atgauti pasitikėjimą savimi, tu nori atsistoti iš naujo. Mes padarysim tai, kad tau pasitikėjimas savimi sprauks į debesis, kad tu nerealiai jausies po seminarų, tu jausies taip, kad tu gali bet kurią kitą moterį suviliot. Ir tada ta tavo buvusi moteris, kurią tu dabar nori susigrąžinti, jinai nebeteks vertės. Kaip atrasti gyvenime tai, ką tu norėtum daryti, alfa vyrų pasaulyje žiūra. Jeigu tu jauti, kad tu nežinai, ką dabar aš turėčiau daryti, kuo turėčiau užsiimti gyvenime, tai aš pateiksiu žinias, pateiksiu savo pasaulyje žiūrą, pateiksiu 7 metų darbą su vyrais, kaip aš padėjau jiems atrasti tai, ką jie norėtų veikti gyvenime. Taip, antroji kelionė į Ameriką, kokius dokumentus reikia turėti norint vykti į Ameriką, ką reikia žinoti norint legaliai būti Amerikoje, kiek dienų galima, kaip visas procesas vyksta, ką reikia žinoti norint gauti vizą Amerikoje, kaip rasti darbą Amerikoje, koks užmokestis, kokios sąlygos trumpai. Aš tai pasakosiu trumpai, nes ne visi bus vyrai suinteresuoti tuo, bet aš praeisiu trumpai. Ir turėti tau tą informaciją bus naudinga, kadangi galbūt tu kažkada gyvenime norėsi nuvykti į Ameriką, norėsi aplankyti, norėsi pakeliauti čia, norėsi pabūti čia, norėsi dirbti čia, norėsi gauti patirčių. Tai šita informacija bus aukso verta, kadangi tai realybės. Aš dabar esu Amerikoje ir kas geriau tau pasakys nei žmogus, kuris jau daro tai, kuris jau padarė tai. Nuo priėjimo iki sekso su seksualia mergina sporto klube. Nagrinėsim vaizdų įrašą. Nagrinėsim alfa vyrų pasaulyje, kaip tai padaryti, kaip tai pasiekti. Kaip per pirmas sekundės pamatyti, ar tai mergina, su kuria galėtum būti laimingas. Ir labai yra svarbu, norint sutaupyti tavo brangaus laiko, reikia tave paruošti, kad tu mokytum skaityti kiaurai moteris. Per 5 sekundės perskaitai veidą, perskaitai kūnų kalbą ir supranti, su kokia moterimi tu turi reikalą. Ir ar tau... Ir tu tą gali nutuokti, ar tai moteris vienos nakties nuotykiui, ar ilgalaikiam santykiam. Tu tada moki save pateikti tinkamai, kaip tave norėtų matyti ta moteris. Ir tu nebedarai elementariausių klaidų. Šita savybė, dabartinė mano mergina, kuris sako, tu nerealus esi. Tu gali perskaityti žmogų per kelias sekundės. Taip, alfa vyrų dieta, ką alfa vyras valgo dienos metu, jog jis jaučiasi toks pasitinkęs savimi. Kalbėsime apie dietą, apie maistą, ką valgyti, taip toliau. Todėl, kad tai yra svarbu, nes tai sudaro tavo dietą, sudaro tavo energiją ir jeigu tu nevalgai, ta prasme, jeigu tu prastai maitinys, tu neturi energijos. Tu neturi energijos siekti savo tikslų. Ir aš garantuoju, kad ne vienas iš tavo produktų, kuriuos tu valgai, yra netinkami. Ir aš norėsiu apie tai pakalbėti, kokius produktus valgyti. Ir kodėl aš apie tai galiu kalbėti? Todėl, kad dabartinis mano 32 metų klientas, jis atrodo kaip 25 metų vyras. Jis valgo tokius produktus, kurie jaunina ir kurie duoda daugybę energijos. Aš daug pats iš jo išmokau. Todėl aš norėsiu tomis žiniomis pasidalinti seminaro metu. Tai neįkainojamos žinios. Jis turi mamą, kurie yra 57 metai, bet jie atrodo kaip 35 metų. Ta žinias tu galėsi panaudoti savo moteriai, su kuria tu galėsi jai paaiškinti, kaip išlikti jaunai, kaip būti gražiai. Ir tokios žinios yra neįkainomos. Visi nori būti jauni, visi nori būti gražūs.
Kaip nustoti žiūrėti porno ir išsaugoti savo energiją. Be galo svarbus dalykas, todėl kad aš papasakosiu savo patirtį, savo klientų, kaip jie tai metė ir kokie jie tapo po to, kaip gyvenimas pasikeitė. Tai tave nerealiai daug įkvėps. Nagrinėsim taip pat, kaip vesti merginą iš proto, jog ši norėtų kurti su taimi gyvenimą kartu. Aš papasakosiu savo pavyzdį, kaip aš išvedžiau iš proto merginą, kurios tėvai yra milijonieriai. Kaip aš tai padariau, kad jinai nori už manęs tekėti. Kaip aš padariau, kad kiekvieną dieną jinai apie mane galvoja ir jinai nori su manim būti, jinai jaudinasi, kad aš grįžęs atgal į Lietuvą, jai nebeparašysiu, jai nebepaskambinsiu. Ar nori turėti tokią galę? Ar nori mokėti taip sugebėti su moterimis, elgtis, tokių rezultatų? Tau reikia manęs, tau reikia mano žinių, tau reikia mano paskatinimų, tau reikia dalyvauti šiame mano seminare. Nes jeigu tu nedalyvausi, tokių seminarų daugiau nebus. Ir kaina, kur yra dabar, kils mažiausiai 3x. Vėliau šitą seminarą iš vis pašalins, jau nebebus galima nusipirkti, įsigyti. Todėl dabar tau nusipirkti, iš karto dabar, yra vienintelė galimybė. Nes kitu atveju tu neteksi šio seminaro. Tu neteksi galimybės vesti moteris iš proto. Tu neteksi galimybės, kad moteris tik apie tave galvotų, kad norėtų tave vesti, kad norėtų už tavęs tekėti. Tu neteksi tos galimybės. Ir jeigu tu negali dalyvauti seminare, bet tu nori gauti tas žinias, tai aš sufilmuosiu šitą seminarą. Ir jeigu tu būsi nusipirkęs jį, aš tau atrakinsiu tuos vaizdų įrašus, tu peržiūrėsi, tu viską išmoksi, viską įsisavinsi ir tu pagaliau sugebėsi tai padaryti, pagaliau būsi laimingas. Kaip sukurti gerą pirminį įspūdį merginos tėvams ir draugams? Tai čia labiau ilgalaikių santykių tema, aš ją paliesiu seminare, kadangi tai yra labai svarbu, aš tai vadinu sukūrimas teigiamų pirmų įspūdžių, reprezentavimas savęs taip, kaip jos tėvai norėtų matyti. Ir tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu save gerai reprezentuoji, tai jiems nebekyla klausimų, jie niekada netrukdys jūsų santykiams. Tai jeigu tu pristatai save taip, kaip jie nenorėtų matyti, tai dažniausiai, žinai, jie taip priims tave, bet po to, žinai, pradeda komentarai būti taip toliau. Žodžiu, tau reikia žinių, reikia patirties iš manęs, kaip aš pristatydavau save merginos tėvam, kad šie mum finansuodavo keliones, šie padėdavo mums, šie norėdavo, kad aš būčiau tos merginos vyras. Kaip save taip reprezentuoti? Kai jie norėtų tai matyti kaip tos merginos vyrą, o ne kaip šiaip vaikiną kokį. Įėjimas kiaurai. Kaip niekada gyvenime nesustoti ir neleisti mirti savo svajonėms. Alfa vyrų nežmoniškas pasitikėjimas savo jėgomis. Tai šitas yra branduolys visko. Jeigu tu nepasitikė savimi, tu nieko gyvenime nepasieki. Ir jeigu tu nedalyvausi šiame seminare, tai tu ir toliau tavo pasitikėjimas savimi bus vidutinis, žemas arba iš viso prie susinaikinimo ribos. Ir aš tikrai noriu tave matyti seminare, aš noriu, kad tu ateitum, bet aš noriu matyti, kad tu nori tą žinias gauti, nes tie vyrai, kurie negerbs seminaro medžiagos, o manęs bus apsaugos išvesdinami iš seminaro lauk. Taip, tai pakalbėsim, kaip turėti aukščiausių lygio emocinį intelektą, nuo ko moterys eina iš proto. Tai yra dalykas, ko moterys ieško vyruose, kad jis būtų ne tik apsėstas savo ego, bet tuo pačiu mokėtų rūpintis. Karys ir poetas viename, vyras, kuris skaito kiaurąją, mato, kaip jinai jaučiasi ir rūpinasi tuo, kaip ji jaučiasi. Kaip turėti tokį aukštų lygių socialinį intelektą, kai tu kiaurai matai moterį, kaip jinai jaučiasi, kas jo galvoja, kai tu kiaurai skaitai jos mintis. Pasidalinsiu auksų vertomis savo žiniomis seminaro metu ir tu pakelsi savo emocinį intelektą į tokius debesis. Kai tu sutiksi naują moterį, tai jinai iš karto tai pajaus ir jinai sakys, oh my god, wow, čia tai nerealus vyras. Aš turiu gauti jį ilgalaikiams santykiams ir netgi vedybomis. Nori tokius? Nori turėti tokią galę? Ateik į mano seminarą. Ir nustok būti beta, tapk alfa.
spausk įdėti į krepšelį dabar, nes neužilgų kaina kils 3 kartus, to jau kaina kils 3 kartus. Tai pati geriausia kaina, už kurią tu gali gauti šį seminarą. Įdėk į krepšelį, gausi visas žinias, naujausios 2017 metų, balandžio mėnesio, kaip vilioti moteris ir kaip tapti moters svajonę alfa vyru. Naujausių žinios, sudėtos, skraidant aplink pasaulį, išanalizuojant, tyriant. Bus viskas sukoncentruota ir duota tau seminaro metu, kad tu suprastum, kad tu įsisavintum ir taptum moterų svajonę. Spaus dabar įdėti į krepšelį. Jau geriau gyventi turtingai negu skurdžiai, taupyti pinigus ir neleisti ten, kur juos reikia leisti, kur tu nori leisti. Tu juk nori būti nepriklausomas nuo Lietuvos, tu juk nori būti nepriklausomas nuo priimų baimės, tu juk nori kiekvieną moterį užkalbinti, tu juk nori bet kurią moterį suvilioti, tu juk nori tai pasiekti. Ir ką, ta kaina tave stabdo nuo to. Tave stabdo, tu pats save stabdai nuo to. Tu turi pasiemti. Jeigu tu negalėsi dalyvauti seminare, tai tu peržiūrėsi įrašus ir vis tiek gausi visą informaciją. Čia nėra jokios rizikos. Suspaus dabar įdėti į krepšelį ir galbūt mes susitiksim seminaro metu, o jeigu nesusitiksim, tai tu peržiūrėsi vaizdų įrašus. Taip, pritaikydamas šias žinias, kurias aš pateiksiu seminaro metu, aš jau 3 dieną atskridęs 2 kartą į Ameriką, susipažinau su savo svajonių moterimi, su kuria dabar mes viską tyriam, kaip padaryti vedybas. Mes nuvažiavome į jos tėvų miestelį. Jos abu tėvai turi pasistatę 2 atskirus didelius namus, kuriuose yra biliardą žaisti, kitus stalo žaidimus, nuosavas baras, motociklai, mašinus, viskas, kur reikia komfortabiliam, patogiam gyvenimui. Bet svarbiausia, aš tau suteiksiu seminaro metu žinias, kaip pritraukti tokias moteris į savo gyvenimą ir išvesti jas iš proto. Mes taip pat su jie nukeliavome į New Yorką. Mes ten praleidome nerealų savaitgalį. Aš, ta prasme, tu po seminarų pamatysi, koks aš buvau laimingas tai darydamas. Ir tu įgausi įkvėpimą, tu įgausi kelią, kaip prioritizuoti savo laiką, savo dalykus gyvenime, kad tu taptum laimingas. Kaip visą tai pasiekti? Aš tave išmokinsiu, kaip prioritizuoti dalykus savo gyvenime, kad tu taptum laimingas. Toliau aš susipažinau su nerealiu vyrų draugu, aš turėjau milijardierių klientą čia. Tai ir aš turėjau viską, ko man reikia. Ir aš visą tai pasiekiau savo mąstymų dėka, kur tą mąstymą pateiksiu seminaro metu. Todėl tai čia, aš manau, kad čia yra būtina dalyvauti ir kad tu daug prarasi. Kad tu prarasi galimybę turėti tas žinias, puikiai prioritizuoti savo veiksmus gyvenime, kurie veda į sėkmę su finansais, su moterimis, su sveikata, su asmeniniu augimu ir taip toliau. Todėl laukia aš tave seminare ir spausk įdėti į krepšelį, tau bus kėdė paruošta. Jeigu tu negalėsi dalyvauti seminare, tai tu nusipirksi. Tai tu peržiūrėsi vaizdų įrašus ir viskas. O tie vaizdų įrašai bus tau paskyroje, tu prisijungsi, jie bus viskas sufilmuota, aš viską sufilmuosiu, kas bus seminarų metu. Tačiau nesufilmuosiu privačių klausimų, kur pateiksiu žmonės, kur galbūt tai bus pernelyg privatu. Nedalyvaudama seminare, tu ir toliau būsi nepasitikęs savimi, kai tu prieisi užkalbinsi moterį. Tu jausi, kad tau liežuvis kliūna, kad tu neturi temų, ką su ja kalbėti. Tu tiesiog jausiesi nepasitikęs savimi. Tu nežinosi, ką daryti su ja pasimatymų metu, kur ją vestis, ką su ja daryti, ką su ja šnekėti. Tu jausi, kad aš esu nepasitikęs savimi, aš neturiu žinių, aš esu niekas, aš esu nieko vertas. Tu toliau kliūsi, kaip su ją elgtis, kai tu parsivedi namo, kaip ją vilioti, kaip ją privesti prie seksų, kaip su ją pasimylėti. Tu toliau galvosi, kad blemba, žinai, ir vėl aš tapau draugas jai, ir vėl jinai mane įstūmė į draugų zoną. Tu ir toliau galvosi, kaip čia reikia tų pinigų Lietuvoje uždirbti, kad aš nepakankamai uždirbu,
kaip čia nuvykti į Ameriką, kaip nuvykti į Angliją, kaip nuvykti į Vokietiją, ir į kitą šalį, kur yra daug turtingesnė, kaip uždirbti daug pinigų. Tu toliau turėsi su finansais problemų, tu turėsi savo mąstymo problemų, tu toliau galvosi, kaip save reikia pristatyti merginus draugams, jos tėvam, kad šie pamėgtų tave, kad šie norėtų tiesiog padėti tau gyvenime.